Šiandien bažnyčia yra didelė šventė, nes Krikštas padaro, kad žmogus tampa bendruomenės nariu, bažnyčios nariu. Tai bažnyčia labai džiaugiasi šiandien galėdama pasitautinti vienu nauju nariu. Pirmiausia, klausiu tėvų, pasakykite, kokį vardą išrinkote vaikai. Tajus. Ko prašote iš Dievo bažnyčios? Malonės. O sakramento kokio? Krikšto. Krikštą. Ar jūs, gerbėmiai tėvai, žinote, jog prašydami krikšto prisimate pareigą išauklėti įtikinti, kad visada laikytųsi Dievo įsakymų, mylėtų Dievą ir žmonės, kaip liepia Kristus? Jūs, gerbėmiai, krikštatėvi esate pasirengę vaiką globoti ir padėti tėvams įtikinti išauklėti? Taip. Ta jau, šiandien krikščionių bendruomenė su džiaugsmu sutinka tave. Jos vardu žymiu tave kryžių ženklu ir linkiu, kad tapęs krikščionimi niekad šitą ženklą nepaniekintų. Aš tave palaiminsiu kryžių ženklą. Dabar tėvai irgi palaiminkit. Krikštatėviai. Dabar pasiklausykime šventojo rašto. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: šitas yra mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Girdėjome ištrauką iš Morkaus Evangelijos, Jonas Krikštytojas Jėzų pakrikštė Jordano upėje. Ir mes, sekdami Jėzumi krikštumi, irgi krikštėmės. Jėzus buvo pirmasis, kuris pasikrikštijo, ir mes, sekdami Jėzumi, irgi krikštėjomės. Krikštas nuplauna mūsų gimtąją nuodėmę, daro, kaip minėjau pradžioj, kad mes tampame bendruomenės nariais, bažnyčios nariais ir taip siekiame šventumo. Ir mūsų tas siekimas šventumas galima palyginti, taip yra toks kaip pirmas laipteliais į viršų, į dangų. Ir pirmasis tas laiptelis tai yra būtent krikštas, kur mes pradedam savo dvasinę kelionę. Paskui, kai jau vaikas biškį auga, pirmoji komunija, Viešpatį Jėzų Kristų gali jau priimti į savo širdį, paskui susvirtinimas, šventosios dvasios dovanos, paskui santuoka arba, kaip aš gal sumastysi kunigystėj, negali žinoti, kurią pusę čia ta dvasia pašauks ir pabaus. Bet svarbiausias yra tas pirmasis žingsnelis, tas pirmasis laiptelis, tai dabar tą pirmą žingsnelį tą žingsime. Dabar atsistokime, melskime Dievo gailestingumas, malonės Tajui, jo tėvams, krikštatėviams ir visiems krikščionims. Atsakykite, prašant tave Viešpatie. Tajui krikštuot gimdyti ir savo šventą bažnyčią priimti teikis. Prašom tave Viešpatie. Tegul krikštu ir sutvirtinimu jis tampa ištikimu Kristaus mokiniu ir jo Evangelijos liudytoju. Prašom tave Viešpatie. Tegul savo gyvenimo šventumu jis būna vertas dangaus karalystės džiaugsmo. Prašom tavęs Viešpatie. Tegul jo tėvai ir krikštatėviai būna jam krikščioniško gyvenimo pavyzdžiai. Prašom tavęs Viešpatie. Tegul visų čia esančių šeimos išlieka tavo meilėje. Prašom tavęs Viešpatie. Tai atsinaujina visose mumise krikšto malonė. Prašom tavęs Viešpatie. Dabar kreipkimės šventuosius, prašydami šventųjų užtarimo. Šventasis tai yra toks žmogus praeitie kažkada gyvenęs su savo gyvenimu, savo istorija, ir šventieji reiškia, kad žmogus po mirties nuėjo į dangų, jau pasiekė dangaus karalystę ir jie gali mus užtarti. Mes turime prašyti užtarimo. Dabar keletą jų ir prašykime. Atsakykite, melskite už mus. Šventoji Marija, Dievo motina. Melskite už mus. Šventasis Juozapai. Melskite už mus. Šventasis Petrai. Melskite už mus. Šventasis Pauliau. Melskite už mus. Šventasis Kazimierai. Melskite už mus. Šventasis Jonai. Melskite už mus. Visi Dievo šventieji ir šventosios. Melskite už mus.
Visagaliam žinasis Dieve, tu atsiuntei į pasaulį savo sūnų, kad sunaikintų mumyse piktosios dvasios galybę ir iš tamsybių išvaduotų žmonės, nuvestų į tavo nuostabią šviesos karalystę. Išvaduok dabar tą iš gimtosios nuodėmės pančių ir padaryki savo didybę šventovę, kad jame gyventų šventoji dvasia. Nuolankiai prašome per Kristų mūsų viešpatį. Te sustiprina tave mūsų išgarytos Jėzus Kristus, kurio vardu tave patepu išganimo aliejumi, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Taip su katekumeno aliejumi, galim dirbti viršutinės rankas atsiekti. Melskimės, broliai seserys, kad visagalis viešpats Dievas, vandens nuplaukimu ir šventosios dvasios galia suteiktų tau į naują dievišką gyvybę. Sakykite garbėto viešpatie. Garbė visagaliam Dievui Tėvui, kuris mums valyti ir gaivinti subūrė vandenį. Garbė tau viešpatie. Garbė Dievui Sūnui Jėzui Kristui, kuris iš savo šono tekančių krauju ir vandeniu parodė, kad jo mirtimi ir prisikėlimu gimsta bažnyčia. Garbė tau viešpatie. Garbė Dievui šventai dvasiai, kuri nusileido ant Kristaus pakrikščito Jordano vandenyje, tuo parodydama, kad ir mes visi būsime josios krikštijami. Garbė tau viešpatie. Šito velykantį pašventytų vandenį nuplaunant, suteik viešpatie Dieve dvasinį atgimimą tajui, kurį tu į savo bažnyčios tikėjimą krikštu kvieti, kad jis turėtų amžinąjį gyvenimą per Kristų mūsų viešpatį. Prieš pakrikštijant reikia atsižadėti blogio ir išpažinti tikėjimą. Dėl kiekvieno jūsų klausiu, ar atsižadate piktosios dvasios? Taip. Ar atsižadate visų jos darbų? Taip. Ar atsižadate visų jos vilionių? Taip. Ar tikite visagalį Dievą, Tėvą dangaus ir žemės sutvėrėją? Taip. Ar tikite Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris gimė iš mergelės Marijos, buvo nukankintas ir palaidotas, prisikėlė iš numirusiųjų ir sėdi Tėvo dešinėje? Taip. Ar tikite šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir įamžinąjį gyvenimą? Taip tiki katalikų bažnyčia, taip mes visi tikime ir garbiname mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Ar norite, kad tajus būtų pakrikštytas tuo tikėjimu, kurį ką tik išpažinote? Taip. Tai gerai, kad ar norite, nepersigalvojate, tai pakrikštys. Nemanau, kad Krikšto mamai duosiu raktustuvą palaikyti, kažkuos tai reikės, kaip užpilsiu man. Dabar įdėkite į kitą kalendą. Ką jau aš tave krikštų, bet Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Nebuvo baisu. Buvo. Jau visagalis Dievas, mūsų viešpatis Jėzus Kristaus Tėvas, vandens nuplavimu ir šventosios dvasios galia išvadavo tave iš nuodėmės ir atgimdė naujam malonės gyvenimui. Tegul jis dabar tave patepa išganimo aliejumi, kad įsijungęs į jo tautą, dalyvautum Kristaus kunigystėje, liudytum į pasaulį, plėstum jo karalystę ir užsitarnautum amžinąjį gyvenimą. Padėsiu Kristus aliejumi, šventosios dvasios veikimo ženklas. Ar baltą drabužėlį neturit? Galime nenuimti. Ne. Tai ne, nesvarbu tada tai žvakių sudėkit nuo velykinės žvakės. Deganti žvakė tai būtų primena Kristų mūsų šviesą. Jums tėvai krikštatėviai pavado globoti tikėjimo šviesą. Rūpinkitės, kad jis dabar Kristaus tikėjimo apšviestas, nuolat gyventų kaip šviesos vaikas ir tvirtai tikėdamas taptų vertas amžinojo džiaugsmo, Dievo ir šventųjų draugėje. Gerbėmieji tėvai ir motina, jūs čia atnešite savo brangų vaiką ir prašėte pakrikštyti. Krikštas jį padarė Dievo vaikų ir dangaus paveldėtojų. Jūsų pareiga į tokį išauklėti, bet ar pasižadate taip auklėti, kad jis mylėtų Dievą ir žmones?
Imkite šį sūnų, dabar jau Dievo vaiką, užauginkite į tokį gerą, kad jis būtų Dievui garbė ir žmonėms džiaugsmas. Padeda jums Dievas. Kad Dievas laimintų naujai pakrikštytą Tajų, kad mus visus laimintų, prašykime jo pagalbos ir melskime tą maldą, kurią mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mūsų kaltes, taip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Dabar palaiminimas ir pirmiausia palaiminimas yra skirtas mamai. Visagali viešpatie Dieve, tu per savo sūnų gimusį iš mergelės Marijos duodi krikščioniams mamoms džiugią viltį regėti savo vaikus amžinai laimingus. Palaimink šią tavo duotų vaikų besidžiaugiančią mamą ir suteik malonę, kad su savo vaikais visuomet tau dėkotų per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dabar tėčių skirtas palaiminimas. Visagali viešpatie Dieve, iš tavo rankų mes gauname savo žemiškąją būtį ir dangaus gyvenimą. Palaimink prašome per Kristų mūsų viešpatį Tėvą, kad išvien su mama, žodžiu ir elgesiu rodytų jam gražų tikėjimo pavyzdį. Amen. Dabar visus čia susirinkusius palaimės. Visagali viešpatie Dieve, Krikšto sakramentu tu mums davei dieviškąjį gyvenimą ir pašaukei amžiną laimę. Gausiai palaimink čia susirinkusiuosius, kad jie būtų gyvi tavo tautos nariai, atrama pakrikštytajam ir džiaugtųsi ramybę per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Te palaiminus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia, dalyti iš viešpaties malonę. Dėkojame Dievui, patęskime Marijos šventovėje, Marijos į dangų gimimo šventovėje, prašykime dar Marijos pagalbos ir užtarimo. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Paskutinis dalykas, tai duosiu pažymėjimą, liudijimas, kad Arijus nuo dabar yra krikščionis, pakrikštytas, gauti, pareikite, sakramentą, tai su šituo dokumentu ateikite. Jums linkiu gražios dienos, gražios šventės ir su Dievu.